Kiekvienas žmogus kažką laiko vertingu. Vieni siekia turto, kiti pripažinimo, dar kiti ramybės ar meilės. Tačiau Jėzus sako, kad mūsų širdis visada sieks paskui tai, ką laikome savo lobiu. Nes kur yra tavo turtas, ten ir tavo širdis. Mato 6:21. Ši eilutė kviečia mus patikrinti, kur iš tiesų yra mūsų prioritetai. Ar mano mintis sukasi apie Dievą, ar apie tai, ką galiu prarasti. Ar mano širdis ilsisi jo artume, ar nerimauja dėl to, ką turiu, ar ko trūksta. Jėzus nepasmerkė turto ar daiktų. Jis įspėjo, kad kai širdis prisiriša prie to, kas laikina, ji praranda ryšį su tuo, kas amžina. Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Mato 6:24. Mūsų gyvenimo kryptis priklauso nuo to, ką labiausiai branginame. Kas man svarbiau – Dievo artumas ar mano patogumas? Tikėjimas visada atskleidžia per tai, kur investuojame savo laiką, mintis, pasitikėjimą. Kai Dievas tampa mūsų lobiu, kai širdis atranda tikrą ramybę, kai Jėzus tampa brangesnis už viską, net praradimai nebegąsdina, nes niekas negali atimti to, kas amžina. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Mato 6:33. Kai Dievas yra pirmoje vietoje, viskas kitur randa savo vietą. Tik jo artumas gali pripildyti širdį taip, kaip niekas to negali pasaulyje padaryti. Ir mintis apmąstymai. Kur šiandien nukreiptas tavo širdies lobis? Ar Dievas yra tik mano gyvenimo dalis, ar jis viso gyvenimo tikslas? Tik Jėzuje lobis tampa amžinas, o širdis kupina ramybės.